Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas su dar vienu video. Ir šį kartą bus šiek tiek techniškesnis video apie tai, kaip suvirtualizuoti, paversti savo kompiuterį į virtualią mašiną. Ir tada tą virtualią mašiną galite pasileisti savo kompiuterį ir su ją daryti, ką norite. Taigi testavimui arba tiesiog backupus, kaip backupui, atsarginiai kopijai labai geras daiktas. Taigi, ko mums reikės? Aš šį kartą naudosiu VMware, nežinau kaip kas sako, aš sakau VMware, vCenter konverterį. Čia yra keletas linkų, iš kur jį galima gauti. Jį galima gauti iš oficialaus VMware, oficialios svetainės, bet jums reikės susikurti accountą. Jį labai lengva susikurti ir tada galėsite parsisiųsti. Štai šis linkas yra tiesiai į šį konverterį, arba galite iš Softpedijos parsisiųsti, nieko ten registruotis nereikia, tiesiog nueisite download ir parsisiųsite. Ir tada jums reikės leistuvų, taigi VMware Workstation Playeris, tai vienas leistuvas, kurį naudosiu, ir kitas leistuvas, kurį naudosiu, yra VirtualBox'as. VirtualBox'as šiek tiek turi daugiau galimybių, bet VMware yra oficialus leistuvas. Taigi išbandysiu abu ir parodysiu, kas, kur ir kaip. Ir tada čia keli linkai, bet šitų virtualų į fizinį kol kas neliesiu, bet tiesiog žinokit, kad įmanoma iš virtualios mašinos po to viską perkelti į kietąjį diską ir tą kietąjį diską įdėjus į kompiuterį, jūsų kompiuteris bus sveikas, gyvas kaip ir prieš tai, jeigu kas nors atsitiko. Taigi, pirmas žingsnis būtų jum parsisiųsti ir suinstaliuoti vCenter konverterį. Aš naudosiu 6.1 versiją, taigi štai taip jisai atrodo. Taigi, pasileidžiame šį konverterį ir tada mūsų pirmas langas. Taigi šis toolsas yra labai kietas ir su juo galima virtualizuoti ne tik paprastus kompiuterius, bet ir serverius ir įvairias kitas mašinas. Taigi galite į CV įsirašyti, kad moku virtualizuoti P2V mašinas, kompiuterius. Pats virtualizavimas yra labai paprastas, jums reikės išorinio disko, į kurį šį savo virtualią mašiną įkelsite. Taigi, ką spaudžiame, tai mes spaudžiame Convert Virtual Machine, štai čia, ir tada mums tiesiog reikia praeiti per visą šitą langą. Taigi, Power State, įjungta mašina, This Local Machine, taigi galime sukonvertuoti kitą mašiną, kuri yra tinkle, Linux arba Windows, arba galime šią lokalią mašiną, ant kurios paleistas vCenter konverteris. Taigi, mes konvertuosim šią mašiną, ant kurios aš dabar esu. Galime paspausti View Source Details ir matome, kad permission to perform this operation was denied. Taigi, ką aš padariau negerai, tai nukancelinant viską, uždarykime šį langą ir mums reikia paspausti dešinį ir Run as Administrator. Taigi, reikia pasileisti viską kaip administratoriai, nes kitaip neveiks niekas. Taigi, bandome iš naujo Convert Virtual Machine, View Source Details ir matome visą informaciją apie jūsų mašiną, kietieji diskai, tinklo kortos, operaciniai sistema ir panašiai. Taigi, Close, dabar spaudžiame Next ir dabar reikia mums nustatyti, į kur norime konvertuoti. Taigi, aš konvertuosiu iš SSD disko, nes mano C diskas yra SSD. Taigi aš konvertuosiu jo diską, štai šis diskas, mano yra pagrindinis Windows 10 diskas, C, bet ne C, ir aš jį konvertuosiu į E diską. Jie abu yra SSD, taigi labai greitai man viskas susikonvertuos. Jeigu konvertuosite į, tarkime, tinkle kur nors, tai užtruks viskas daug ilgiau. Ir aš konvertuosiu tik tai šį vieną diską, nes visi kiti diskai labai daug vietos reikia, o aš tiek vietos niekur neturiu. Ir man tų kitų diskų kaip ir nereikia, taigi aš tik pasirinksiu sisteminį diską ir tada jį sukonvertuosiu. Taigi mano mašina bus konvertuota, bet be visų šitų papildomų diskų. Taigi į kur konvertuoti? Į E diską ir VM katalogą.
Čia daugiau nieko kaip ir keisti nereikia. Galime pasirinkti savo virtualios mašinos vardą, taigi Vytautas Windows 10, tarkime, pasivadinsiu. Šiame lange viskas, spaudžiame Next ir matome dabar, čia gausime pranešimų. Pirmas pranešimas yra, matome, kad turiu aš daug diskų, daug terabaitų ir tame e-diske tiek vietos nėra. Taigi, spaudžiame Edit arba tiesiog ant čia. Ir tada mums reikia žymėti, ko nenorime konvertuoti. Taigi, D nenoriu, E nenoriu, F nenoriu, G nenoriu, C nenoriu, I nenoriu, bet I yra sisteminis diskas. Jeigu pažiūrėtume čia kažkur į sisteminis rezervuotas 100 MB diskas, taigi mes jį turime sukonvertuoti. Ar norite tęsti? Ne. Taigi paliekame į pažymėtą ir tada šitą irgi paliekame kažkokį volume. Nesu tikras, kas čia per volumas, bet jisai yra 500 MB dydžio, taigi tiek to paliekame. Taigi pasirinkame diskus, kuriuos mes norime konvertuoti. Taip pat ramus. Matome, mano fizinis kompiuteris turi 16 ramų, 16 GB ramų. Pakeiskime gigabaitus. Tai šiai virtualiai mašinai konverteris nori taip pat duoti 16, mes tiek neturime laisvų ramų, taigi mes duokime jai kokius pusę 8. Pažiūrėkime, kas čia. Čia yra procesorius, taigi procesorius, soketas 1 ir ašys cores. Mano tik tai 4 branduolių yra procesorius, taigi duokime mes jam 2. Taigi viską per pusę nupjaunu, nes po to, jeigu aš jai paleisiu šią virtualią mašiną, jinai suris mano visus resursus. Ir dabar, tarkime, tinklo kortą mes norime tik tai vienos. Vieną palikime, nu gerai, 2. Kad būtų įdomiau. Ir taip pat servisai, čia viską paliekame, čia sinchronizuoti nereikia ir viskas šiame lange, taigi čia fiziniai nustatymai, tada spaudžiame Next, matome čia pranešimą apie disko dydį, bet viskas turėtų tilpti, nes mano C diskas, Windows'ų pagrindinis diskas, yra mažesnis negu 90 GB. Ir taigi spaudžiame Finish ir turėtų prasidėti visas konvertavimas. Galime paspausti ant šios linijos ir tada matysime visą informaciją. Kiek laiko eina, kiek laiko liko ir panašiai. Ir čia highlightai, taigi kas vyksta, sukuria snapshotą ir konvertuoja mašiną. Taigi dabar visas šitas reikalas užtruks. Kiek užtruks priklauso nuo jūsų sistemos pajėgumo ir kaip greitai galima skaityti ir rašyti iš vieno disko į kitą. Taigi aš sugrįšiu, kai viskas bus baigta ir šis konvertavimas bus ties 100%. Matome, kad aš konvertuoju iš SSD į SSD, taigi transfer rate'as yra 255 MB šiuo momentu. 140. Taigi man viskas užtruks vos 18-15 minučių. Ok, taigi matome viskas baigėsi. Kadangi, kaip ir minėjau, iš SSD į SSD kopijau, taigi greitis pakankamai geras ir viskas užtruko vos 7 minutės. Taigi, jeigu viskas susikonvertavo sėkmingai, dabar belieka nueiti į mūsų E ir VM katalogą ir pažiūrėti, ką mes ten turime, kas ten buvo nukopijuota. Taigi matome sukurtas naujas folderis, Vytautas Win 10, kaip aš jį pavadinau, ir čia mes turime VMX failą ir VMDK failą. Taigi VMX yra virtualios mašinos informacija ir VMDK yra kaip kietasis virtualus diskas. Na ir mums dabar reikia pasileisti šią virtualią mašiną.
Taigi mes iš pradžių ją leisime su VMware Workstation playeriu. Taigi pasileidžiame šį playerį ir dabar reikia įsikelti mums šią virtualią mašiną. Taigi Open Virtual Machine ir tada ir tada VM ir matome mūsų VMX failas. Spaudžiame Open ir mūsų virtuali mašina buvo įkelta. Taigi dabar matome 8 GB, Windows 10, galime paspausti ant 10 ir nueiti į Settings. Ir čia matome fizinius duomenis šios mašinos, taigi 2 GB RAM, 2 branduoliai, kietasis diskas, flopikas, 2 tinklo kortos, USB kontroleris, garso korta ir panašiai. Taigi čia kol kas nieko nekeiskime ir tiesiog paspaudžiame Play Virtual Machine. Gavome pranešimą apie keletą USB įrenginių. Tiesiog paspaudžiame OK, jeigu gaunate, jūs tikriausiai jų negausite. Ir dabar ši virtuali mašina kraunasi, taigi aš turiu savo kompiuteryje Windows 10 ir Windows 7. Na ir visą laiką pirmas pasirinkimas Windows 10, taigi jis kraunasi automatiškai. Kadangi Windowsai dabar šiek tiek matys, kad pasikeitė kažkas sistemoje, tas pats krovimasis pirmas užtruks šiek tiek ilgiau. Bet galų gale jie turėtų užsikrauti lygiai taip pat kaip ir normaliai jūsų Windows mašina. Na ir šį krovimąsi langą aš matau kiekvieną kartą kraunantis kompiuterį. Ir voila, taigi viskas užsikrovė ir galime dabar tarkim palyginti. Ikonos yra lygiai tokios pačios ant abiejų kompiuterių, taigi viskas lygiai tas pats. Jeigu nueičiau į My kompiuterį, tai bus tik tai vienas diskas, nes kitų diskų nevirtualizavau. Taigi matome mūsų Windows diskas, bet visa kita taip pat. Taigi jeigu tarkime atsidarysiu Firefox'ą ir matome visi šie tabai viršuje, taigi jeigu aš atidaryčiau Firefox'ą, kokį aš čia turėjau atidaręs, matome lygiai tie patys tabai, Skillingfloras, Klauskit, VMware ir panašiai. Dabar čia tik pasileidus matome apačioje pranešimą, kad kai kas gali neveikti arba veikti lėčiau. Ir jeigu norime pagreitinti visą virtualios mašinos veikimą, mums reikia suinstaliuoti VMware Toolsus. Taigi install VMware Tools ir matome, kad CD/DVD device'o nėra. Mes jį galime primontuoti, taigi išjungiame savo kompiuterį, virtualų kompiuterį. Iš naujo pasileidžiame VMware Workstation playerį ir dabar mums reikia prisidėti CD/DVD ROMą, taigi dešinį, Settings, Add apačioje Device ir tada matome CD/DVD Drive, Next ir Next. Ir OK. Ir dabar įkeliame virtualų diskų skaitytuvą, dabar Power On. Ir šį kartą visi Windowsai turėtų užsikrauti šiek tiek greičiau. Taip pat galime šią virtualią mašiną paleisti full screen'u arba pakeisti rezoliuciją, kad su ja būtų šiek tiek patogiau dirbti. Na ir dabar užsikrovus šią virtualią mašiną turėtume gauti tą patį pranešimą, kad reikia suinstaliuoti VMware Tools. Šį konverterį galime uždaryti, jo mums jau nebereikia. Taigi apačioje iššoko tas pats pranešimas, Install Tools. Ir dabar reikia atsidaryti My kompiuterį ir ten matysime CD/DVD ROMą. Ir paspaudžiame ant šio VMware Tools katalogo ir dabar susinstaliuojame VMware Toolsus. Taigi VMware Toolsus labai svarbu suinstaliuoti. Pati mašina veiks ir be VMware Toolsų, bet juos sudėjus mašina veiks daug geriau. Na ir viskas, ko gero su VMware playeriu. Taigi iš karto matosi, kad daug geriau video veikia.
Taigi, regis tiek ir reikia mums perkrauti šią mašiną dar kartą po VMware Tools instaliacijos. Taigi, visa instaliacija ir konfiguracija dabar baigta virtualios mašinos. Procesorių ir ramus galime keisti bet kada išjungus šią mašiną, na ir su VMware Playeriu daugiau kaip ir nieko mandro ir neina padaryti. Matome dabar, kad interneto nėra šioje virtualioje mašinoje, taigi čia viršuje turime abi dvi tinklo kortas ir dabar mums reikia pasikeisti nustatymus. Default automatiškai bus nustatyta bridges ir jis matome šiuo atveju neveikia, taigi pasikeičiame į NAT, paspaudžiame OK. Ir dabar, kai iš naujo atsiras ši tinklo korta, turėtų mums atsirasti ir internetas. Taigi matome, iš karto gavome Windows pranešimą, kad jūs prisijungėte prie savo tinklo. Ir dabar, jeigu pabandysime pasiekti internetą, matome, kad viskas veikia. Taigi, jeigu atidarysiu naršyklę, viskas turėtų krautis. Taigi, viskas puikiai veikia. Ir dabar su šia virtualia mašina galime daryti lygiai tą patį, ką ir su fiziniu kompiuteriu, tiek, kad galbūt žaidimų nelabai pažaisite, na ir video, žinoma, irgi nėra tikslo žiūrėti, taigi su grafiniais dalykais nelabai, bet tarkime, ką nors testuoti, instaliuoti kokias nors neaiškias programas arba naršyti kokiuose neaiškiuose tinklapiuose, galbūt ir ši virtuali mašina daug geriau. Taigi, tarkime, jeigu pasigausite virusą šioje virtualioje mašinoje, ją daug lengviau bus tiesiog, jeigu ją ir prarasite, nieko tokio, čia buvo tik tai virtuali mašina. Bet dabar parodysiu VirtualBox'ą, kitą būdą, kaip pasileisti virtualią mašiną, ir ten jisai turi labai gerą funkciją, kurios pagalba galime atstatyti virtualios mašinos prieš tai buvusią būseną. Taigi išjunkime VMware Workstation Playerį, palaukime, kol viskas išsijungs ir tada mes prie VirtualBox'o, matome čia pačioje, Oracle VM VirtualBox, mes prie šito VirtualBox'o priseksime, įkelsime tą pačią virtualią mašiną, Vytautas Win10 ir tada ją pasileisime, sukursime snapshotą ir tada pabandysime ją sulaužyti ir pažiūrėsime, ar mums tai pavyks. Taigi pasileidžiame VirtualBox'ą. Ir taigi dabar čia mums reikia susikurti naują virtualią mašiną, kadangi VirtualBox'as nėra suderinimas su VMware failais. Taigi susikursime Windows 10 mašiną, spaudžiame New, Windows 10, tada kiek ramų norime duoti, tarkime duokime tuos pačius 8 GB ir tada mums reikia nustatyti, kur gauti kietąjį diską, taigi galime sukurti naują, bet mes nekuriame naujos mašinos, mes norime naudoti egzistuojantį virtualų kietąjį diską, taigi pažymime šį meniu ir tada spaudžiame ant šio katalogo ir tada mums reikia nurodyti, taigi EVM Vytautas ir matome šis VMDK failas 68 GB šiuo atveju ir mes jį įkeliame į šią virtualią mašiną ir spaudžiame Create. Na ir dabar matome, mašina buvo sukurta, belieka ją paleisti. Ir taip pat matome lygiai toks pats langas, mūsų Windows'ai kraunasi lygiai taip pat kaip ir prieš tai su VMware Playeriu, VirtualBox'as lygiai taip pat veikia. Taigi, palaukime, kol viskas užsikraus ir tada parodysiu vieną labai gerą VirtualBox funkciją, kaip nesugadinti savo virtualios mašinos. Matome, VirtualBox'as šiek tiek geriau suveikė ir iš karto yra internetas. Taigi palaukime, kol viskas užsikraus iki galo. Nežinau, ar yra iš tikrųjų tas internetas. Rašau, kad nėra. Na, bet tiek to. Šiuo atveju kol kas mums jo nereikia.
o jeigu reikės, tai kaip ir ant VMware pasikeičiate tinklo kortą į NAT konfiguraciją ir tada bus internetas. Taigi dabar, ką norėjau aš parodyti ant VirtualBox'ų. Mes su šia virtualia mašina galime daryti eksperimentus. Taigi leisti programas, leisti virusus, veikti ką nors blogo ir negero. Ir tada, tarkime, jeigu viskas pakrypo labai bloga linkme arba tiesiog nenorime saugoti jokių pakeitimų, mes galime grįžti į prieš tai buvusią šios mašinos funkciją, taigi funkciją būseną. Taigi, ką mums reikia daryti? Einame atgal į VirtualBox'ą ir tada matome čia viršuje kampe yra snapshots. Paspaudžiame tos snapshots. Ir dabar matome yra current state rodiklėlė, taigi nėra jokių snapshotų. Snapshotas tiesiog sukuria tos virtualios mašinos būseną tuo būtent momentu ir tada visi pakeitimai po šio snapshoto juos galime tiesiog numesti, atšaukti. Taigi sukurkime snapshotą ir tada pabandykime sugadinti savo virtualią mašiną. Paspaudžiame dešinį ir take snapshot, arba galime ant tos ikonos paspausti, taigi take snapshot, taigi laužom mašiną, laužom virtualią mašiną. Ir čia testas 1, tarkime, ok. Ir dabar bus sukurtas snapshotas. Šis snapshotas jisai augs dabar, taigi jeigu ką nors darysite pakeitimus virtualioje mašinoje, jis didės ir didės, taigi jo labai ilgai palikti neišeina, priklausomai nuo to, kiek pakeitimų bus virtualioje mašinoje. Bet žodžiu, taigi matome current status, jau kažkas pasikeitė ir mūsų laužom VM, taigi čia yra originali mūsų virtualios mašinos būsena. Ką dabar galime padaryti? Tai tarkime ištrinti, ką nors žinoma, paimame ir ištrinkime viską shift, delete, ištrinkime viską nuo desktopo, nėra čia ko. Taip, gerai, viskas ištrinta. Ką mes čia dar galime padaryti? Niekada nebandžiau formatuoti savo Windows'ų. Taigi format, pabandykime. Gerai. Pasirodo, Windows'ai yra gudri ir neleidžia jums ištrinti. Pabandykime, tarkime, ištrinti Windows katalogą. Pažiūrėkime, kas bus. Continue. Ne, regis Windows'ų mums ištrinti neleis. Pabandykime ką nors dar, tarkime, ištrinti kokią nors programą. Nueikime į control panelį ir add remove programs and features. Taip. Ir tarkime, ištrinkime pirmą sąraše uTorrentą. Come on. Gerai, tada ištrinkime AIMP muzikos grotuvą. Su torrentu kažkas negerai. Ok, viską ištrinkime. Ir finish. Ok, pabandykime dar ką nors ištrinti. Audacity matome čia pačioje. Pažiūrėkime, ar jis pasileis. Audacity, tai pasileidžia, taigi Audacity, ištrinkime Audacity. Yes. Delete. Ir matome, dingo jisai iš start menu. Taip, ką dar mes galime padaryti, tai nupininkime visas programas iš taskbaro. Na gerai, užteks. Taigi idėja aiški, mes ką nors ištrynėme netyčia arba tyčia. Ir dabar ką mums reikia padaryti, tai paimame, išjungiame šią virtualią mašiną. Shutdown. Ir dabar tame pačiame lange, snapshot lange, mes galime šį snapshotą ištrinti, taigi visi pakeitimai bus išsaugoti, būtinai pasirenkame savo sukurtą snapshotą, ne šį, arba galime
pažiūrėti detalės, arba galime restore selected snapshot of a virtual machine. Taigi galime grįžti į virtualios mašinos būseną prieš šio snapshoto sukūrimą. Taigi pabandykime tai padaryti. Restore snapshot 1, ok. Ir tada, jeigu paleisime dabar savo virtualią mašiną, matome iš karto, kad viskas atrodo daug geriau. Visos ikonos yra ant ekrano, visos apačioje ikonos yra ir viskas veikia ir grįžia taip, kaip buvę. Taigi matome net Audacity's, pabandykime paleisti, taip jisai pasileidžia. Taigi, snapshotas labai naudingas dalykas, dirbant ir testuojant virtualias mašinas. Na ką, o šiai pamokėliai tiek. Taigi parodžiau, kaip reikia suvirtualizuoti savo kompiuterį iš fizinio į virtualų, na ir kaip jį pasileisti ir kaip dirbti šiek tiek su snapshotais. Su jumis kaip ir visada buvo Vytautas ir susimatysime kitoje pamokėlėje. Iki.